Taigi, labas rytas, gerbiami fotografijos mėgėjai. Štai, grįžom po darbo, ne po darbo, bet dabar kokios 10:06 ryto po darbų. Tikėkimės, kad saulė dar nepakilo, eisim fotografuoti saulėtekį. Bet nežinau, ar pakilo saulė ar ne. Bus matyti, kai nueisim į vietą. Reiks eit gal kokią 10-5 minutės. Galva nedirba, nes po nakties. Tai šneku bile ką. Svarbu užimt eterio laiką. Tikiuosi nesutiksim jokių laukinių žvėrių. Kauso bendradarbio šiandien ar miške nebuvo sutikęs kokių keistų padarų, šernų. Sakė, kol kas ne. Tikiuosi nesutiksim. Miške tylu, ramu. Mėnulis štai matosi dar. Nežinau, ar matosi jums. Šiaip ait gal nejauku. Tikiuosi viskas bus tvarkoj. Štai, visai jau netoli. Ką mes matysim? Turėtume matyti Fredrikstadą ar Salzburgą. O, čia kažkas daro kažkokį monumentą. Bile, o, namukas, naujovė. Pažiūrėkim. Ar ne? Tai aišku, ne štai bokštas. Čia pavėsiniai, bet prieš tai jos nebuvo, nežinau. Tai ką mes turim? Bokštą. O lipsime į viršų. Ir po truputį atsivers vaizdai. O, jau saulutį matau pakilus. Pavėlavome 10 minučių, bet saulė visai ne į tą pusę. Dangus prastai apšviestas, nieko gero. Anyway, iš tą pusę nelabai kas ir gražaus. Štai saulutė. Štai matosi ten toliau ir Fredrikstado tiltas, jeigu jis mato. Pritrauksiu, kad biškį geriau matytųsi, bet čia niekur nesimato. Saulė jau pakilus, nieko gero. Gerai, bandysim fotkyti.